vaikus ir tegul kiekvieno balsą teišgirsta žemė ir dangus. Dieve, palaimink mus motinos kalba, juk visiems mums vieną kraują davė Lietuva. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tepada mus Viešpats dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis. Melskimės, šventasis Viešpatie, visagalys Tėvo amžinasis Dieve, prašome Tave palaiminti šį kryžių ir koplytstulpį, kad jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų pagoda, priedanga ir gynėjas nuo sielos priešų antpuolių. To prašom per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Būtų gerai pagėduoti, jei kas gali pagėduoti. Arba tai būtų. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Nes ir palaimintas aš nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, žengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Dabar už savo mirusiosius dar pasimelskime. Viešpaties angelas apreiškė Marijai. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Štai aš Viešpaties tarnaitė. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Ir žodis tapo kūnu. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterių, pagirtas tavo sūnus Jėzus. Kryžių, tegul būna pažyba, garbė kaimui ir Dievui garbė, o visiems praeiviams geras, sveikas, krikščioniškas prisiminimas, kad kiekvienas žmogus gyventų, gerbtų kryžių, gerbtų koplytstulpį ir prisimintų, kam gyvena ir kas jį laukia, kad būtų kiekvienas gyvas, geros širdies, šventos intencijos, aktyvus, malonus, mielas kiekvienam ir reikalingas. Ačiū visiems susirinkusiems, geros širdies, gerų intencijų, gerų norų, brandiems. Visada laimingi, būkite sveiki, o kada sveiki, tada ir turtingi. Tegul likimas negaili jums nieko. Ir kad daug kartų mūsų kaime būtų ši tradicija, kiekvienais metais susirinktumėm čia prie šio švento koplytstulpio ir švęstume mūsų kaimo sueigą. O dabar norėčiau keliais eilėraščio žodžiais. Šiame krašte ir kančios, ir vargai, šiame krašte tėvų kapus supylėm. Čia mūsų pasėliai, sodai ir namai, čia mes kiekvieną žemės pėdą mylim. Ir mums brangi ta saulė virš pušynų, ir bičių dūzgesys, ir sausio baltuma. Čia savo brangų derlių išauginę, mes tikim darbu ir gimta žeme. Tegul per mišką smagūs vėjai kaukia, langai nušvinta saulės spinduliais. Tegul kiekvienas tikrą laimę randa čionai brangiosios Lietuvos keliuos. Nereikia mums kitų šalių, nei žemių, čia mūsų šaknys. Čia tėvų tėvai, čia prie Trainiškio mums pušynai šnara, žaliuoja šimtamečiai ąžuolai.
Ačiū labai. Klebonai, prašom pas mus į gerį. Nematau. Šiandieną nuoširdžiausius padėkos žodžius nuo visų čia mūsų susirinkusiųjų skiriame mūsų meistrui Romui Kauneliui. Prašome jį arčiau. Romai, tegul jūsų auksinės rankos daug dar dalina šilumos žmonėms. Tegul jūsų gera širdis būna tvirta. Tegul visada jūs lydi sveikata, o kai bus sveikata, tikėsimės, kad ir viskas bus gerai. Nuo mūsų visų prašom priimti šį kuklų atsiminimo dovaną.